Dar kartą sveiki visi, sugrįžę į mano video tutorialą antrą. Pradėsime ten pat, kur dabaigėme. Taigi, kaip viską išekstraktina į maps folderį. Nebereikia add, galime jį ištrinti. Ištriname. O maps folderį darome taip. Spaudžiame dešinį klavišą pelį, spaudžiame cut. Ir įmetame jį į WoW Ascent folderį. Taigi čia truputį krausiai. Palauksime truputį. Taigi viską išekstraktina. Dabar grįžtame į My Computer. Program files ir pažiūrime, ar nebeliko maps folderį. Nebeliko, gerai. Grįžtame į WoW folderį. Taip, dabar einame. Instaliuosime WAMP 5. Pradedame instaliaciją. Spaudžiame next. Accept agreement. Next. WAMP diską tegul instaliuoja. Next. WAMP server palikite, kad yra, tegul būna WAMP server, kaip turi būti. Čia nedėkite varnėlės. Next. Install. Laukiame, kol instaliuos. Spaudžiame OK, jeigu išmestą langelį. Ir nieko nedarėme, paliekame čia localhost, spaudžiame next. Čia irgi paliekame tą patį, spaudžiame next. Spaudžiame jis. Finish spaudžiame. Serveris paleistas. Taigi va. WAMP all servers running, spaudžiame dešinį. Tai yra spaudžiame kairį klavišą pelės ant WAMP-a. Spaudžiame put online. Dabar matė, serveris tai bus online. Taigi, serveris online. Paspaudžiame vėl kairį pelės klavišą, einame į PHP my admin. Tenais nuvėję, einame į privilegijas skiltį, spaudžiame add new user. Username rašome admin, host, localhost rašome, password, gal būna pass,
2vs, retip, pas. Spaudžiame check all, spaudžiame go. Grįžtame atgal. Skurtas adminas localhost. Bet čia išeiname, nieko nebereikia. Einame vėl WoW folderį, einame čia ir paleidžiame MySQL. Instaliuosime MySQL. Saved. Next. Save program files. Install. Spaudžiame next. Finish. Atsirado desktop icona. Paspaudžiame 2 kartus. Spaudžiame continue. Čia rašome saved connections. Suvedame kokį nors, pavyzdžiui, WoW test. Ne WoW, tai WoW Legion. WoW Legion suvedame OK. Čia rašome MySQL hostname, rašome localhost, username admin, password, rašome pass. Daugiau viskas. Spaudžiame connect. Taigi, matome, atsidarė langą, šiandien tuščia viskas. Taigi, dabar einame, taip darom. Spaudžiame dešinį pilies klavišą, krita database spaudžiame ir pavadinkime jį WoW Legion. Jūs pavadinkite kaip norit. Aš taip pavadinsiu, spaudžiame create. Taigi sukūrėme database WoW Legioną. Noriu paminėti, kad jeigu nebus jungtas WAM5 serveris, negalėsite prisijungti prie MySQL databazės, o šitos, kur dabar jungts yra. Taigi dabar taip darome, spaudžiame dešinį klavišą pelės, spaudžiame Restore from SQL dump, einame čionais, pasirenkama WoW, kur DB spaudžiame ir spaudžiame tai NPS database šitą ir execute. Dabar palauksim, kol iškraus. Taigi viską padarė, spaudžiame cancel, spaudžiame ant admin at localhost, spaudžiame dešinį klavišą pelės ir spaudžiame refresh object browser. Kaip matote, dabar čia pilna visokių dalykų ir prisidėjo. Bet dar ne viskas, dabar vėl tą pat darome, spaudžiame dešinį klavišą pelės, restore from SQL dump. Dabar tik parenkama kita. Character and login server tables. Spaudžiame character and login server tables ir spaudžiame vėl execute. Matome, mažiau užtrukę, spaudžiame vėl cancel, vėl tą patį refresh object browser, kur yra admin at localhost. Viskas dabagiam. Viskas dabar čia. Taigi dabar beliko sukurti accountą savo adminą. Spaudžiame, kur yra accounts, spaudžiame dešinį klavišą pelės ir spaudžiame web data. Taigi spaudžiame vieną. Su login pasirinkame admin. Password bus pas, GM bus AZ raštė, kad jeigu būtų administratorius.
flags dar tai iš 1, iš 0 iš 8, kad būtų TBC. Spaudžiame save čionais. Viskas. Uždarome langą. Išeiname. Taigi dabar antrame gide viskas. Parodys paskutinę gidą. Ir paskui prisiloginti prie serverio. Ačiū, kad buvote su manim. Viso gero.